Atsibodo įprasta košė, pasigamink šios nuostabius kepsnelius, kurie turi savyje ne tik tai daug skaidulinių medžiagų, yra iš pilnaverčių kruopų, perlinių kruopų, daug daržovių, morkos, česnakai įeina ir taip pat feta, kuri suteikia ypatingo skonio šiems kepsneliams. Perlinės kruopas perplauk, užpilk verdančių vandeniu, palaikyk apie 15-20 minučių arba per naktį ir išvirk, kol jos pilnai bus suminkštėję, bet nepervirę. Morką sutarkuok per burokinę smulkę tarką, spausk česnako skilteles, įdėk porą kiaušinių, taip pat įvairiausių prieskonių, persilado, ciberžolės, druskos, pipirų, taip pat įdėk kukurūzų miltų truputėlį ir visą gautą masę gerai išmaišyk ir kepk ant keptuvės su trupučiu ypač tyro alyvuogių aliejaus iš vienos ir kitos pusės, kol susidarys šviesiai ruda, graži spalva. Valgyk su papildomai šviežiamis ar fermentuotomis daržovėmis, gali pasirinkti įvairius padažus, tiek avokado guakamolę, česnakinį graikiško jogurto padažą ar agurkinį padažą ir skanauk šiuos kepsnelius. Patiko receptas, neabejoju, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare gaminsiu. Nori išmokti gaminti, valgyti sveikai ir skaniai, įsigyk mano knygas elektroninės ir spausdintas ir tikrai tai padės tau ir tavo šeimai valgyti sveikai ir skaniai. Sek mane socialiniuose tinkluose ir būk pirmas, kuris gaus naujausią informaciją, kad gyventi ir valgyti sveikai.